Pusė tūkstančio žmonių, kuriems svarbi Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė, Liepos 25 dieną žygiavo partizano Jono Misiūno Žalio velnio pramintais takais. Neries regioninį parką ir Abromiškę sujungiančią trasą prieš 70 metų vaikščiojo Žalių velnių pasivadinęs partizanų vadas Jonas Misiūnas, į didžiosios kovos apygardą sukvietęs tūkstančius partizanų. Šiandieno žygeiviai galėjo rinktis vieną iš labiausiai patinkančių trasų – ilgąją arba trumpąją, dviratininkų arba pėsčiųjų. Linkėdamas gero oro ir nuotaikos dalyvius į Lietuvos kariuomenės kūrėjų, Savanorių sąjungos Vilniaus skyriaus, Lietuvos šaulių sąjungos ir Abromiškių bendruomenės organizuotą žygį išlydėjo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. 4 metus organizuojamo žygio maršrutą šiemet leido išvysti gražiausias Neries regioninio parko vietas. Žygeiviai dalinosi ir patirtimi, ir vandeniu, ir pavėsiu. Pagerbdami Lietuvos partizaninį judėjimą žygiavo NATO kariai, šauliai, civiliai žmonės, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, Lietuvos kariai ir savanoriai. Ilgiausioje trasoje žygeivių laukė skirtingų laikmečių ir skirtingų šalių kariai, nuo Lietuvos partizanų iki Vokietijos, Sovietų sąjungos ar Afganistano karių. Žygio dalyviams atvykus į 444 gimtadienį mininčias Abromiškes pristatyti senovės amatai, veikia Aitvarų dirbtuvės lazerinė šaudykla. Dar turintys jėgų galėjo tapti kraujo donorais, čia veikė kraujo donorystės akcija. Garbės sargybos kuopos nariai iš baikerių perėmė iškilmingai trasa gabentą vėliavą ir ją iškėlė, taip pat salvėmis pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Žygio metu surinktos lėšos skirtos ne tik Žalio velnio Jono Misiūno paminklo priežiūrai, bet ir Ukrainos kariams Lietuvoje.